Sveiki susirinkę į Korėjos kultūros skrynį. Šiandieną mes šnekėsime apie serialą Squid Games. Šiandieną su jumis būsiu aš, vedėja Beatričė Černiūtė. Taip pat turime svečius iš Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų studijų programos, tai Aistė Lemežytė bei Eglė Zlatkutė. Taigi, manau, kad visiems pirmiausiai būtų svarbu sužinoti apie serialą ir daugiau jį pažinti. Tad Aistė, ar galėtum pradėti? Squid Game serialas pasirodė Netflix platformoje 2021 metais rugsėjo mėnesį. Populiarumo sulaukė iš karto po serialo pasirodymo ir šis serialas yra apie tai, kad susirinka 456 žaidėjai ir jie visi turi finansinių problemų ir stengiasi laimėti piniginį prizą. Tačiau svarbus dalykas yra tai, jog šie žaidimai yra vaikiški žaidimai ir didžioji dalis jų yra tradiciniai korėjietiški žaidimai. Būtent apie tai mes norime ir pakalbėti. Ir pirmąjį žaidimą pristatys mano kolegė Eglė. Taigi vienas iš populiariausių tradicinių žaidimų yra takčiai. Šis žaidimas yra žaidžiamas iš išlankstytų kvadratėlių. Pirmas žaidėjas pradeda savo kvadratėlį ant žemės, o kitas žaidėjas bando jo kvadratėlius numušti savo taip, kad jie virstų. Jeigu jam pavyksta, jis juos pasilieka. Dažniausiai žaidžiama iki tam tikros sutartos ribos. Šis žaidimas yra žaidžiamas jau keletą šimtų metų, o šiais laikais jį dabar rodo televizijoje per tokias populiarias laidas kaip Running Man. Kadangi šiais laikais yra labai populiarus Squid Game, dabar yra labai daug video YouTube, kaip pasidaryti savo kvadratėlius ir kaip geriau žaisti šį žaidimą. Ačiū Jums labai už nuostabią įžangą apie serialą. Toliau norėčiau aš papasakoti apie antrąjį žaidimą, kurį matome seriale. Tai yra raudona šviesa, žalia šviesa. Tai yra žaidimas, kurį mes esame tikrai žaidę savo vaikystėje. Kas jo neprisimena, tad paminėsiu, kad taisyklės yra labai paprastos. Tai kai vienas pagrindinis vedėjas žmogus stovi viename lauko gale, o kiti grupės nariai stovi kitame. Ir yra sakoma frazė. Kai frazė sustoja, visi žmonės turi sustingti, o žaidimo tikslas yra pasiekti būtent vedėją. Tai ši frazė yra turbūt viena svarbiausių Korėjos kultūroje, kadangi seriale tai yra Mungungwa Kochi Piosumnida. Ir jie reiškia diena, kai kinrožė sužydė. O tai yra labai svarbu Korėjos kultūrai, kadangi kinrožė yra jų nacionalinė gėlė. Ji reiškia amžinybę, taip pat ji yra Pietų Korėjos herbe. O dabar norėtume sužinoti taip pat apie kelis kitus žaidimus, tad manau viena iš mūsų svečių tikrai juos pristatys. Tai trečiasis žaidimas, apie kurį norėčiau pakalbėti, vadinamas dalgona arba popki. Dalgona tai yra saldainis, kuris yra pagamintas iš ištirpinto cukraus ir žiupsnelio sodos. Seriale, ką žaidėjai tai su adatos pagalba turi išlaužyti saldainį aplinkui tą formą, jo nesulaužant. Jeigu jiems tai nepavyko, jiems tai kainavo gyvybę. Kalbant apie patį saldainį, tai jisai Korėjoje atsirado 1960-aisiais ir labiausiai išpopuliarėjo tame tarpe tarp 1970-ųjų ir 80-ųjų. Ir šis saldainis buvo populiarus todėl, kad jis buvo pardavinėjamas netoli pradinių mokyklų ir todėl, kad jis buvo labai pigus ir lengvai gaminamas. O vaikai jį labai mėgdavo todėl, kad jį buvo labai lengva įsigyti antrą kartą. Tai vadinasi, ką reikėdavo padaryti, tai reikėdavo bandyti saldainį apvalgyti aplinkui tą įspaustą formą. Jeigu jiems pavykdavo, jie gaudavo antrą saldainį nemokamai. O šiais laikais, kadangi dėl su serialo pagalba šis saldainis vėl išpopuliarėjo, tai dauguma pardavėjų vėl turi labai daug tų saldainių gaminti ir yra visokiausių video pilna internete, kaip galima tą saldainį patiems pasigaminti. Ir kitaip sakant, yra skleidžiama būtent tokia istorija apie šį saldainį. Ačiū Aiste už papasakojimą apie šį žaidimą. O apie ketvirtąjį žaidimą taip pat papasakosiu aš. Ir jisai vadinasi Marbles. Tai yra stikliniai rutuliukai, su kuriais matome žaidėjus žaidžiant įvairius korėjietiškus žaidimus. Kadangi jie turėjo savo galimybę pasirinkti, kokį žaidimą nori žaisti ir kaip jį laimėti. Taigi, dauguma žaidėjų žaidė žaidimą Holjak, kadangi jis yra tiesiogiai verčiant būtų kažkas kaip lyginiai, nelyginiai. Tai kai žaidėjas pasiema į savo ranką kažkiek, būtent nėra skirtumo kiek rutuliukų, ir kitas žaidėjas, priešininkas, spėlioja, kiek jisai turi rutuliukų. Jeigu žaidėjas atspėja, ar jisai turi lyginį ar nelyginį rutuliukų skaičių, tada jisai laimi tuos rutuliukus. Taip pat žaidžiama iki kol vienas žaidėjas gauna visus priešininko rutuliukus. O kitas žaidimas, kurį žaidė veikėjai, tai yra Bomdilgi. Tai yra paprastas žaidimas, kai yra iškasama duobutė žemėje ir yra mėtomi rutuliukai.
kas pataiko būtent rutuliuką į duobutę, tas pasiema žaidime esamus rutuliukus. Taip pat yra žaidžiama iki tol, kol susirenka visus priešininko rutuliukus. Na, šie žaidimai yra tikrai labai seni. Tai Pietų Korėjos žmonės, vaikai ypač, žaisdavo žaidimus būtent 80-metyje. Jie taip pat labai buvo paklausus, kadangi rutuliukai nebūdavo tuo metu gaminami, tad žmonės dažniausiai žaisdavo tiesiog su akmenukais. Na, o būtent po šio serialo išpopuliarėjo šie žaidimai vėl ir vaikai, ypač mokyklose, pradėjo juos vėl žaisti ir taip pat rutuliukų gamyba daug patobulėjo ir jie buvo pradėti gaminti, kad būtų patrauklesni, kad kuo daugiau Pietų Korėjos žmonių su jais vėl žaistų. O apie paskutinį 5-ąjį žaidimą, Egle, ar gali pristatyti? Taigi, paskutinis žaidimas yra Squid Game, dar žinomas kaip Poudžingo Game. Šis žaidimas taip vadinasi, nes nupieštos figūrėlės ant žemės primena kalmarą. Šis žaidimas yra kilęs iš 3 karalysčių periodo ir yra žaidžiamas iki šių dienų. Šis žaidimas pradedamas nupiešiant figūrėlės ant žemės. Tai pradedama nuo stačiakampio suėjimo apačioje ir jo viduje yra dar 2 stačiakampėliai su tilteliu, kad galėtų prabėgti. Viršai stačiakampio nupiešiamas trikampis, o viršai trikampio apskritimas. Tada žaidėjai pasidalina į 2 komandas. Gynybinė komanda ir atakuojanti komanda. Atakuojanti komanda bando atakuoti iš apačios, bandydami pasiekti skritelį arba peršokti tiltelį. O gynybinė komanda turi juos bandyti išstumti ir taip eliminuoti žaidimą. Gynybinė komanda taip pat gali būti eliminuota, jeigu irgi pažeis ribas. Šis žaidimas buvo populiarus 1970 ir 1980. Po to vis populiarumas krito, o dabar yra vėl populiarus dėl Squid Game serialo. Taip pat šis žaidimas turi daug regioninių skirtumų, tad priklausant nuo kur esate, šio žaidimo taisyklės gali labai skirtis. Ačiū, Egle, kad papasakojo apie paskutinį žaidimą. Na, o žinome, jog Pietų Korėjos žiūrovams šis serialas sukėlė labai didelę nostalgiją, taip pat prisiminimus apie jų vaikystę. Šie vaikystės žaidimai buvo žaidžiami nuo senųjų laikų, taip pat pamatėme, kaip Pietų Korėjos vaikai leisdavo laiką. Šių žaidimų vaizdavimas seriale, kuris buvo skirtas visam pasauliui, tačiau buvo filmuotas tik korėjiečių kalba, atskleidžiama didesnė korėjiečių kultūros dalis, taip pat tautinė savimolė. Na, o šiandien užbaigiant dėkojame svečiams, taip pat dėkojame jums už žiūrėjimą. Čia su jumis buvo Korėjos kultūros skrynia. Iki susitikimo.